Gediminai, kur mes esam? Vizualiai turim lazdenyną. Čia yra 3,4 hektarą. Vien tik tai lazdynai. Nu kaip, čia tau lazdynai, man tai drebulė su beržu. Visą patį mišką užgožia menkaverčiai krūmai. Giliau paeisim, tikrai paeisim, rasim medžių. Nuo ko prasideda visas miško kirtimo procesas. Tai va, pasidaro projektas, yra suprojektuota, kas gali kirstis, kas nesikerta. Čia mes atėjom, čia yra 7 sklypas, tai yra jaunuolynas, o čia yra tas brandus medynas. Kai pasidaro projektas, miškininkas atvažiuoja ir su dažais sužymi, prakerta krūmus, kad visos linijos matytųsi aiškiai, atriboja kertamą medyną nuo nekertamo. Vat nuo čia prasideda jau sekantis etapas, visi dokumentai čia yra paruošiami, tvarkingai, išėmami leidimai ir jau tada prasideda medienos pačios gamyba. Nuo šito etapo prasideda sortimentavimas. Išsipjauna, nusiverčia medį, kirtimo mašina jį suskersuoja, tada traktorius paima, išveža į pamiškę, sudeda, tada jau visas procesas galutinis iki namų. O ką reiškia skersuoti? Skersuoti tai perpjauti iš ilgo stiebo, atpjauti 3 metrus, atpjauti 2 metrus, atpjauti dar 2 metrus. Iš pagaliuko padaryti 3 pagaliukus. Skersuoti, sortimentuoti.